Na, Daiva, kaip jūs jaučiatės? Ar gerai išsimiegojot? Kokia smagi patirtis. Sveiki, šiandien svečiuojamės Lona salone ir noriu pakalbinti čiužinių ekspertę Aureliją. Aurelija, papasakokit mums apie čiužinius. Turbūt pradėti reikėtų nuo čiužinių istorijos ir jų evoliucijos. Patys pirmieji čiužiniai tai buvo gaminami iš šiaudų. Buvo siuvami tokie patys paprasčiausi maišai, jie būdavo iš medvilnės arba iš lino ir prikemšami tiesiog šiaudais. Na, šiaudai iš tikrųjų medžiaga yra pakankamai nepatogi, pradėdavo lysti pro tą audeklą, todėl jie būdavo vaškuojami arba dengiami muilu. Na, reikėtų paminėti, kad Lietuvoje iki pat XIX amžiaus žmonės miegojo ant šiaudinių čiužinių. Renesanso pabaigoje čiužiniuose jau atsiranda plunksnos. Tačiau plunksniai čiužiniai nebuvo patogus, todėl kad nebuvo tvirtų lovų pagrindų. Lovų pagrindai buvo gaminami iš tinklo, kuris buvo padarytas iš lino arba odos ir jie tiesiog susispausdavo. Ir juos reikėdavo ypatingai prižiūrėti, juos reikėdavo daug purtyti ir vėdinti, kadangi plunksnos kaupė drėgmę. Plunksnos iš tikrųjų buvo pakankamai brangi žaliava, todėl jas galėdavo įsigyti tik tai aukšto luomo, turtingesni žmonės ir iš tikrųjų dar juos palikdavo netgi mirdami kaip palikimą savo artimiesiems. Na, reikėtų paminėti ir istoriniuose šaltiniuose yra teigiama, kad mūsų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kunigaikštis Gediminas miegojo ant šiaudų krūvos, tačiau buvo ant viršaus plunksnos čiužinys. Toks išradimas kaip spyruoklė kitose pramonės šakose buvo naudojamas pakankamai seniai, tačiau į baldų pramonę atėjo žymiai vėliau. Iš pradžių spyruoklės buvo naudojamos kėdžių gamybai, na ir tik tai 1871 metais vokiečių išradėjas Henrikas Westphalas sukūrė patį pirmą ir pagamino Bonel spyruoklių tipo čiužinį. Na ir bonelinės spyruoklės iki šiol yra naudojamos mūsų čiužinių pramonėje. Na ir 20 amžius tai yra chemijos pramonės suklestėjimo amžius. Pradedamas gaminti putų poliuretanas. Iš tikrųjų tai yra puiki medžiaga čiužinių gamyboje. Jis labai elastingas, labai ilgamžis, labai tvirtas ir puikiausiai yra palaikantis žmogaus kūno svorį. Taip pat čiužiniai pradedami gaminti ir iš kaučiuko, tai yra iš latekso. Lateksas yra išgaunamas iš kaučiukmedžio syvų, tačiau jo išgavimas yra pakankamai brangus, todėl pradėta ieškoti alternatyvų. Ir šitaip atsiranda latekso putos. Ir jos savo kokybę ir savybėmis nė kiek nenusileidžia natūraliam lateksui. Labai įdomu, o gal galit pasidalinti Lonos istoriją? Taip, žinoma, su malonumu. Įmonė Lonas įsikūrė 1993 metais. Lono įkūrėjas yra gerbiamas Kazimieras Jakutis. Tai nėra vien tik tai įmonės savininkas. Tai yra dainininkas, dainų autorius, atlikėjas ir labai šauni ir gera asmenybė. Šalia Kazimiero ir jo žmonos Birutės darbuojasi ir visi 4 jų sūnūs. Dar norėčiau pasidalinti tokia trumpa, smagia istorija, kurią mums pasakoja Kazimieras, tiesiog apie Lono pavadinimą. Kaip atsirado Lonas. Kazimieras skūrės įmonę, vyko ją užregistruoti ir buvo nuspręsta pavadinti po Rolonu.
Tačiau nuvykęs į registrų centrą su registratorė, nežinau kaip teisingai iš tikrųjų ir parašyti, ar tai porolonas, ar tai paralonas. Na ir iš to iš tikrųjų gimė trumpinys lonas. 5 raidžių tiesiog pavadinimas, tarsi simbolizuojantis 4 vaikus ir jų tėtį. Kokia nuostabi istorija. O dabar prieikime prie esminio klausimo. Ar galit pasidalinti patarimais, savo asmeninę patirtimi, tai kaip išsirinkti tą tinkamą čiužinį? Taip, žinoma, su malonumu. Visų pirma, reikėtų išsiaiškinti savo miegojimo įpročius ir lūkesčius. Taip pat yra labai svarbus lovos dugnas. Jeigu tai vientiso pagrindo dugnas, šiais laikais yra reta, bet pasitaiko, todėl jums tiktų tik tai spyruokliniai čiužiniai. O jeigu jūsų lovoje yra grotelės, tuomet pasirinkimas yra tikrai ženkliai platesnis. Todėl kviečiu išbandyti gyvai tos čiužinius ir papasakosiu dar plačiau. Kaip smagu, keliaujam. Lonas gamina 2 čiužinių kolekcijas, tai klasikinė ir trispalvė. Ir dabar aš norėčiau jums parodyti pačius komfortiškiausius, kokybiškiausius Lono čiužinius. Nekantrauju pamatyti. Oi, koks minkštas. Tikrai labai komfortiškas, taip ir norisi įsidrėbti. Aurelija, bet ar tikrai visiems tiks toks minkštas čiužinys? Tai yra lateksinis Lono čiužinys, labai gražių pavadinimų mūza. Iš tikrųjų, taip jisai tik žmonėms, kurie mėgsta minkštumą ir komfortą. Tai čiužinys puikiausiai prisitaikantis prie kūno kontūrų, turintis termoreguliacinės savybės, tai reiškia, kad visais metų laikais ant jo bus patogu ir komfortiška miegoti. Oi, visai kitas pojūtis. Leiskit spėti. Čia tikriausiai čiužinys tyla. Taip, jūs teisi. Iš tiesų, tai yra čiužinys tyla, spyruoklinis čiužinys. Tai bene vienas universaliausių Lono čiužinių, kadangi turi 2 skirtingas kietumo puses, todėl tiks mėgstantiems miegoti ir kiečiau, ir minkščiau, ir puikiai garins drėgmę. Taip pat yra 7 anatominių zonų spyruoklytės, jos puikiai prisitaiko prie kūno. Aurelija, paneikite mitą. Ar tikrai šiuo metu nėra labai populiarūs spyruokliniai čiužiniai? Spyruokliniai čiužiniai tai yra čiužiniai klasika. Jie gaminami iš tikrųjų nuo seno ir manau, kad iš tikrųjų ilgai dar vyraus rinkoje mūsų. Spyruoklės, sako, čia šiaip pašoknėkim. O čia dabar yra čiužinys Harmonija. Papasakokit, Aurelija, plačiau. Tai yra iš tikrųjų vienas populiariausių, vienas mėgiamiausių Lono čiužinių. Jo išskirtinės savybės yra tos, kad jisai yra iš tikrųjų labai stabilus, absoliučiai neperdantis judesių. 2 žmonės miegodami vienas šalia kito ir keisdami kūno padėtį iš tikrųjų nejaučia. Tai vyksta dėka viskolastinės medžiagos, kuri puikiausiai absorbuoja kūno jėgą. Puikios žinios. Aurelija, noriu Jums labai padėkoti už malonų pokalbį, už visas istorijas, patarimus. Ir esu tikra, kad mūsų draugystė tęsis dar labai ilgai. Ačiū Jums, kad lankėtės Lono salone. Labai lauksime sugrįžtant. Oi, aš dar tikrai sugrįšiu nusnausti. O aš net nepaklausiu, kiek laiko miegojau. O diena tikrai daug gražesnė, kai esi gerai įsimiegojęs. Šiandien tiek. Adios! Bet mes ne čia sustojom, arba čia sustojom. Kur sustojom? Va čia sustojom, ne prieš posūkį.
Prie prieš posūkį. Gerai. Gerai. Viskas gerai.